Super geras klausimas, tikriausiai bus naudingas daugeliui. Kaip būnant tyloj, pačiam su savim neėsti savęs, kad kažko nepadarėjai, nesutvarkėjai, nepataisėjai ir taip toliau. Patarkit. Tai pagal jūsų pateiktą pavyzdį pirmiausia būtų naudinga suprasti, kas pagal šią situaciją vyksta. Tai paprastai tariant, paprasčiausiai jūsų mintis trukdo jums atsipalaiduoti, pabūti tyloje, pabūti su savim ir susikaupti. O dar tiksliau pasakius, net ne pačios mintis, o tai, kad tos mintis jūs paveikia, išblaško ir įtakoja. Ką tokiu atveju daryti? Galima pakankamai nesudėtingai išlavinti, išmokyti save, kad tos ateinančios mintis mūsų taip neįtakotų, neblaškytų ir kitaip tariant nedrumstų mūsų ramybę. Nes kadangi tos mintis jūs paveikia, sakykime taip, pakeičia ir jūsų emocinę būklę. Pavyzdžiui, atėjo mintis, kad blemba, kam čia dabar sėdėti, ilsėtis, gal geriau eičiau, kažką daryčiau, būtų kažkokia tais nauda. Ir jau jūs po biškį įsisukinėjate tokį negatyvų foną, kaip jūs sakote, savigraužą ir pasidaro dar sunkiau. Tu nei pailsėjęs, nei tą darbą padaręs, toks konfliktas tarp minčių, tarp jausmų, chaosas. Visiškai priešingai to, ką norėtumėte tikėtis iš tylos ir ramybės. Taigi, ką tokiu atveju daryti? Tai aš pasidalinsiu keliais būdais, kurie man anksčiau padėjo ir padeda iki šiol. Tai ką galima padaryti? Galima pakankamai nesudėtingai išlavinti kaip įgūdį, pastebėti savo mintis ir padaryti taip, kad jos taip stipriai arba visai neįtakotų. Taigi, pirmiausia yra labai svarbu tinkamas nusiteikimas. Taigi, kai kitą kartą eisite pabūti tyloje arba darysite pratimus, kuriuos duosiu vėliau šio video metu, kad darytumėte tai su tinkamu nusiteikimu. Tinkamą nusiteikimą rekomenduoju pasirinkti, kad tai yra žaidimas. Reiškia, jūs žaidžiate žaidimą, kaip labiau atsipalaiduoti ir kad mintis jūsų nevargintų, neįtakotų ir neblaškytų, arba kitaip tariant, kad nebūtų savigraužos. Tai einate su tokia nuotaika, kad tai yra žaidimas. Aš tiesiog žaidžiu ir tyrinėju. Antra, tiesiog žaisdami, su to tinkamu nusiteikimu, pradėkite stebėti savo mintis. Reiškia, kokia mintis ateina. Pavyzdžiui, galėčiau sutvarkyti dabar savo kambarį. Gerai, pastebėjot šitą mintį ir užrašykite ant popieriaus, ant telefono, ant ko patogu. Ir toliau sėdėt savo tyloj ir stebit, laukit, kol ateis mintis. Ir stebėkite, atėjo kita mintis. Pavyzdžiui, galėčiau eiti sutvarkyti kiemą, kam aš čia dabar kažkokiam nesąmonėm užsiemu. Gerai, paėmėt, užsirašėt šitą mintį. Trečią, ketvirtą mintį ir tai, jeigu norite laiko, sakykime, pabūti tyloje, pabūti su savimi, tiesiog stebėkite savo mintis.